Na, tikėtina, kad galbūt ir jį dar pamatysime aikštėje, nors tokių futbolininkų, kurie... Kalonas, puikus perdėjimas Mikoliūnui. Nuo šalies nėra ir pavojinga situacija. Galimas smūgis! Įvartis Saulius Mikoliūnas po keitimo pasirodęs aikštėje. Ir geltona kortelė, tačiau dabar tai jau nebesvarbu. Galiu nudžiuginti, kad Saulius neturėjo prieš tai geltonos kortelės. Tai dar viena gera žinia. Ilgėja sąrašas, tačiau svarbiausia, kad įmuštas įvartis. Įspūdingas, individualus įvartis. Išlaikė kamuolį ir prisitaikė pakankamai gerai Saulius Mikoliūnas. Nepasikarščiavo šiame epizode, kamuolys tiesiai į deviniukę. 1-0, Lietuva priekyje. Na ir žinia, ką Kaladze, to nematė ne Čempionų lygos finale. Būtent Kaladze buvo paguldytas tame epizode, kai padarė meistrišką faudą. Pripažinkime tai, Saulius Mikoliūnas dar kartą štai čia. Guldama Milano žvaigždė ir paimkite.